Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Šiandieną mes esame Šeduvoje, Elektromobilio muziejuje. Pas mus už lango jau 23 metų spalio pradžia. Ir štai šiandieną mes pirmą kartą Šeduvos Elektromobilio muziejaus istorijoje suorganizavome motorų dienas. Jeigu Anykščiuose tai buvo daugiau ar mažiau jau tradicija eilė iš metų, mes patys savyje net suradom tokį klausimą, o kodėlgi mes to nedarome būtent Šeduvoje. Taigi, mes pabandėme šiandien padaryti ir mes jums pabandysime parodyti, kaip būtent mums sekėsi. Čia yra daugiau ar mažiau apie 100 transporto priemonių. Ne visas jos mes žinoma šiandien užvedinėsime, kai kurias mūsų manimų įdomesnės, retesnės, kurios galbūt mažiau nusipelnė dėmesio per metus eigą. Taip kad šiandieną būkite su mumis. Mes šiandien atsivežėme mūsų mechaniką Vytautą, jo nebuvo praeitą savaitę Anykščiuose, bet ir be jo mes susitvarkėme, o šiandieną mes pabandysime užvesti ir motociklus, ir lengvuosius automobilius, ir automobilį, motociklą, nesuprasi, kas kaip prie ko, bet apie tai mes papasakosime. Na ir žinoma, sunkvežimius. Taip kad ačiū, kad domitės istorinė automototechnika. Mūsų sezonas jau eina į pabaigą ir jisai jau baigėsi 23 metų. Mes dabar užsidarysime tik tai savo garažuose, toliau restauruosime transporto priemonės ir aš tikiu, jog 24 metais iš tiesų į gatves išlys dar daugiau transporto priemonių, dar daugiau jų bus restauruotų. Ir nuo to tik tai bus smagiau, mums pilnės mūsų istorinis turtas, paveldas mūsų istorinis. Taip kad ačiū Jums, kad esate su mumis ir iki susimatymo. Jau filmuoji? Sveiki visi. Šiandien mes turim motorų dieną Šeduvos Elektromobilio muziejuje. Taip kad pradėsim užvedinėti transporto priemonės. Pirmas modeliukas tai yra Zaporožietis, kupriukas visuomenė žinomas, tai yra ZAZ 965. Apdarykite aplinkui, apžiūrėkit, saldainiukas, praktiškai telpa į kišenytę, automobiliukas kaip ir vietis. O čia ir savininkas pasirodė, pamojos. Pabandysim užversti? Pabandykim. Kelintų metų? Daug technikos turi, pats neprisimenu. 64. Tradiciškai pabandysim užvedinėti su rankena. Tai yra štai valingų degimą. Šiek tiek riebinų mišinį. Prašau. Šeimininkas? Šeimininkas neturi jėgų. Turi. Jau jungia degimą. Nu, pabandyk tu. Įstatyta viskas, čia jau sujungta. Įsu jau paduota. Tik tai dantis saugok, jeigu dar yra kas saugok. Jos, geresnis amerikietis, kad daugiau užvedimo būdų. Klasika. O visi kiti kaip irgi užsivės taip pat? Bandysim, čia kai jį myli techniką ir ją sureguliuoja pagal save. Pagarba. Va taip technika turi būti sureguliuota. Čia yra lietuviškas automobilis. Taip, labai smagu man pasakyti, kad tai yra lietuviškas automobilis. Tai yra savadarbis automobilis. Žmogus pats savo garaže, pats vienas savo rankomis pagamino automobilį. Pavadinimas Mikram. Automobilis turi Moskvičiaus variklį. Nu, žinoma, kad kėbalą tai pasidaryti, kai dar proto yra suvokiama, sakykime, kad tai yra labai sudėtinga, bet įmanoma. Aišku, variklio tu namuose nepasigaminsi, tai panaudojo tiems laikams paplitusim Moskvič variklį. O viso kita įvertinti, kad 67 metams formos tikrai buvo pakankamai įdomios, progresyvios, dviduris automobilis, kaip samžodžiai. Na, esam viduje Mikramo. Norėčiau atkreipdėmėsi štai virinimo vietos kabinimo, kad yra savadarbis darytas kaip sakant, iš nieko beveik, iš to, ką rankos gali surasti. Va. Viskas pakankamai archaiškai, čia virinimo siūlė, to apie jis aplinkui pamatysite. Aišku, atrodo šiuolaikiniais standartais automobilių ir panašiai, toks kaip čia, teplepiškai, sakykime. Tačiau jūs turbūt pabandykite savo garaže, ką nors, ten rogės nors normalės susivyrinti. Tai realiai tai yra didžiulis darbas atliktas. Automobilis tiems laikams turėjo brėžinius, praėjo visas, kiek tos metu reikalavo techninės ekspertizės ir buvo pilnai registruotas ir dalyvavo eisme. Žmogus važinėjo su juo kasdien iki
savo gyvenimo pabaigos. Nežinau, tiksliai dabar taip. Jau einam prie automobilio, skysčio yra, pilnas, reiškia gerai, nebėga niekur, nelaša. Automobilis paskutinį kartą užvedinėtas, manau, kad metų laikotarpį galbūt, kažkur šiek tiek daugiau galėjo būti, tikrai labai senai. Akumuliatorius įdėjom, mums reikia pasipumpuoti kurą. Nepavyko benzino pompas atgaivinti, ta prasme, surankite, galbūt reikėtų ardyti, ieškoti, gal sudrėkinti, gal atsigauti. Pabandysim paprastesnį, štai atsukom oro filtrą ir duosim dopingo tiesiai į skrandį. Va, šiek tiek į gerklę įpilam ir pabandysim paklausyti, ar gyvybė yra. Atsargiai. O, išsičiaudė. Nu va, kiek kūro buvo, tiek ir gal. 3 veikiantis. Aš dar vieną dozę duosim. Mes niekada neapsiribojom vieną dozę. Na. Nu, kūro iš bako vis tiek netraukia, tai net nežinau. Bet gal šį kartą ir nesiaiškinsim. Pilt reikia. Jau filmuoji? Nu tai va, dabar aš kaip eilėraščių skaitytojas palauk, neužvedinėk. Jis jau siurblius jungia. Čia yra Ponsin VP 3000, 86 metų plaukiantis agregatas. Kaip jis tiksliai vadintus turėtų? Kas čia yra? Amfibija. Amfibija. Reiškia, ir ūkiui, ir pas bitės, ir pas ponas tinka matyti nuvažiuoti ir nuplaukti. Gali, jeigu pakeliui yra upė, įveikti ją. Variklis yra 1,2 litro 2 cilindrų 26 kW. Pakankamai galingas kaip tokiam daiktui. Litražas didelis, ale kilovatų ne kažką. Maksimalus greitis 40, norėčiau pamatyti. Benzinas. Nuo 81 metų gamintas. Tai prancūziškas, žodžiu, daiktelis, pabandom užvesti. Ir ką tau reikės? Paskui, kada užsives, pacos atleis. Atleis pacosą, gerai. Žodžiu, pabandom. Ką aš čia matau? Nu, fainas motociklinis varikliukas. Varyk. Pasaka. Variklis primena kažkokio Volkswageno daiktą. Kas? Ištrauk šilumą iš vidaus. Nu, dar vesk. Puikiai dirba. Kaip 2 cilindrams labai fainas garsas, sakyčiau. Mandagus daiktas. Nu visgi ne rusiškas, prancūziškas. Labai norėčiau veiksme pamatyti kada nors jį. Nu pažadu, kad paprašysiu savininką kada nors su juo paplaukiat. Jozai, plaukiai kada nors su juo? Sakė taip. Ar visi nori pamatyti tai? Bet ne šiandien. Deja, šiandien mes tik tai va mėgaujamės garsais. Bet veiksme, Jozai, pamatysim kada, gerai? Sakė, liuks. Na kągi, pasilinkrinant ties šito agregato, einam tolyn. Jau, Jozai, tu nebeįnomus, viskas. Einam kitur. Vyksta įtemptas veiksmas. Turime ZIS-5. Tai yra tikras kariškas antro pasaulinio karo tarybinis žvėris. Tai yra vadinimas liaudiai tritonkė. Tai yra, jis veždavo 3 tonus. Nemaišykit, čia nėra palūtarkė. Liaudėje labai paplitusi. Tai yra 3 tonų agregatas ZIS-5. 6 cilindrų varikliukas. Ypatybė įdomi tai, kad labai buvo mėgiamas vokiečių. Ne dėl to, kad jį susprogdint, bet kad kaip jį perimti. Jis labai gerą pravažumą turėjo, lyginant su tuometiniais jų labai paplitusiais Opel Blitzais. Tai toks išskirtinis
agregatas, labai mėgstamas vokiečių. Jeigu jie paimdavo trofėjinį, persidažydavo ir naudodavo savo reikmėms, mėsai. Na ką, pabandysim šiek tiek užvesti, kad čia nepridūmintų, tai mes tai trukdėsim labai trumpai, nes jisai duoda dūmelio, kaip turi būti. Aišku, reikia atitinkamai pasipuošti, taip. O taip. Na, pasižiūrim, ar jis gyvas. Puiku, jis gyvas, nedūminam daugiau čia. Liuks. Jis dar gyvas. Einam toliau. Sveiki, eksponuojame Šeduvos retro muziejuje stovintį automobilį Ferrari 1985 metų. Ar čia originali transporto priemonė, ar kažkas daryta? Taip, originaliai atrestauruota. Koks čia variklis? 3 litrai, benzinas, V8, 170 kW. Žydrūnai, noriu paklausti, jau daug kilometrų prasukote? Nedaug, pravažiavę yra 46 000 km. O sakykit, ar buvo kažkoks gedimas, nesklandumas būtent su šio automobiliu? Ne, nieko nebuvo. Automobilis važiuoja puikiai, kaip naujas, viskas tvarkoja. Tai čia dabar, kaip suprantam, jau žiemos miegui pastatytas? Taip, jau bus pastatyta žiemai. O tai nedarėt nieko, nei salonas siuvot, nei oro pripūtėt? Ne. Salonas originalus, stogas restauruotas yra. Viskas originaliai. Gerai. Ar yra Lietuvoje dar tokių? Nu, mano žiniomis nėra. Nebuvo bent jau. Tai dabar išvysime važiuojantį tik pavasarį, 24 metų. Taip. Kol jūs buvote tam gale ir žiūrėjote į Ferraris visokius, čia Opel Robinas atgyja, teko biškį užpilt kuro tiesiai karburatorių, bet va už tai dabar. O, matėt, kaip turi dirbti? Čia yra tikras angelas. Praktiškai vadinti galima savadarbių automobilių, tai prasme, rankų darbo automobilių, nes jį realiai žmonės į formą dėdavo stiklo audinį ir formuodavo, reiškia, ir kiekvienas ne staklės gamino, o rankų darbo tai automobiliukas. Ne automobiliukas, freewheeler, tai yra triratis. Ką, su juo viskas aišku, dar pabando vieną kartą, sustumus gazą. Matėt, kaip dirba gražiai variklis. Ką, einam toliau? Tai šiuo metu esu dar vienam savadarbiam automobilyje lietuviškam, tai yra, vadinasi, Alrekas. Tai dar įdomesnė istorija, aišku, visos jos unikalios. Žmogus automobilį pasigamino pats savo rankomis ir registravo 95 metais. Tai jau yra po visų perversmų ir principė, kada jau Europa atsidarė mums, mes jiems. Istorija labai įdomi, paprasta. Žmogus labai norėjo turėti tarybinę SSSR gamintą Latviją. Tai yra mikroautobusiukas. Deja, tuo metu mikroautobusiukų Latvijų buvo daug įvairių paskirčių, tačiau paprastam mirtingam žmogui jų negalima buvo nusipirkti už pinigus. Ta prasme, kad ir kiek turi pinigų, jos skiriamos tik tai pagal tam tikras, reiškias, organizacijoms. Nu ir kadangi žmogus buvo užsispyręs, negalėjo nusipirkti jos, nusprendė ją pasigaminti. Toliau nesiplėsiu istoriją, jeigu norite daugiau sužinoti, tai ateikite į mūsų atvažiuokite mūsų retromobilę muziejų Šeduvoje, adresą susirasite, o dabar mes pabandysim ją užvesti, nevesta jau tikrai kiek tai metų, 2-3 kokie metai maždaug. Įdomiausia tai, kad mes radom akumuliatorių, kurį dar čia tada palikom ir jis dar gyvas. Tai aš pabandysiu su juo tai ir padaryti. Čia yra dizelinis variklis įdėtas, originaliai buvo Volgos, paskui pats savininkas, pats kūrėjas pakeitė į dizelinį Mercedes variklį, nes tiesiog buvo benzino trūkumas, blokada, o dizelio galima buvo gauti. Tai pažiūrim, aš tik tai neprisimenu, kaip yra vyksta pašildymas. Pabandysim taip laisvą pavarą surasti, laisva.
Taip, čia atrodo šildymas. Bet panašu, kad akumuliatorius visgi nuo stovėjimo per tos keletą metų pavargo. Nu, jeigu prasuks. Yes! Čia yra taip vadinamas plaktukas, tai yra Mercedes šviesas. Galvoju, aš žinau, kur jos įsijungia. Va. O čia persijunginėja turbūt, nežinau. Reiškia, čia yra Mercedeso 2 litrų variklis, vadinamas, man atrodo, 40 kW, gal ar 40 kažkelių, aš dabar bijau sumeluoti, ten kažkur lentelė yra. Nu, bet va, ant laisvų, čia viskas dreba, Pabandom pavažiuoti metriuką? Va, jis gyvas, jis krūta. Aš jau nevažiuosiu toliau, nes paskui bus sunku atgal įparkuoti. Kągi, nedūminam čia muziejuje. Kolektyvas prašė išvažiuoti į priekį, pripūsim padangas. Bandymas numeris 1. Sveiki, aš Vilius. Šiandien esame motorų dienos šventėje Šeduvoje, Retromobilio muziejuje. Norėčiau pristatyti savo automobiliuką. Deja, kol kas nebuvo galimybės jį užkurti, tai norėčiau šiandien pabandyti tai padaryti ir parodyti, kaip viskas su juo mums seksis. Tai bandykim. Pirma, aišku, po ilgo stovėjimo, pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai užsipumpuoti benziną. Taip mes ir padarykime. Nes karburatorius būna tuščias, išbėgęs ir be šito dalyko neišeina niekaip tai padaryti. Aišku, akumuliatorius irgi atjungtas, dėl gaisro. Vis dėlto tai sena technika. Nu ką, bandykim, kaip mums čia pasiseks. Truputį sunku įlisti, bandysim taip. Keletas patobulinimų. Žiūrėsim, ar pavyks taip, nepaspaudus gazo pedalą užkurti. Kad ir sena technika, 30 su virš metų, bet dirba kaip laikrodukas. Kągi, po 3 mėnesių stovėjimo be jokių problemų. Labadiena. Mano vardas Raimondas, atstovauju Šiaulių senų ratų klubui. Esu Šiaulių klubo tarybos pirmininkas. Pakvietė draugai, bičiuliai pagal transporto draugystę į jų klubo Retromobilio motorų šventę. Ir nepasididžiavom, visą laiką palaikom bičiulius, atvažiavom keliese su automobiliuku, kad sudalyvauti toj šventėje. Pamačiau savo svajonių automobilį, čia toks savadarbis, jis daugiau man asocijuojasi su Moskvičium, nes aš pats labai esu gerbėjas Moskvičių automobilių, turiu ir karavanų, ir pikapų, ir kablukų. Tai džiugu matyti kažkada seniau, kad žmonės kažką darė, gamino iš to ir išėjo neblogi projektai. Šventė graži, didžiuojuos, kad tokie bičiuliai, kad tiek technikos turi, nemaža ekspozicija. Matosi irgi savadarbiai Latvija, kur irgi esu daug projektų ir esu turėjęs tokį automobilį, senais laikais taksavę. Šaunu. Graži šventė.
Esu Rimantas Daukšas iš Šeduvos, myliu vabalus. Sūnus padovanoja gimtadienio progą štai tokios būklės vabaliuką. Buvau labai nusiminęs, bet sako, tete, tu vis tiek pasidarysit. Nu ir 2 metai darbo praėjo, aišku, investicijų daug buvo ir darbo, bet gavosi rezultatas. Jau važiuoju 6 metai, buvau Leopoldo Grand Prix lenktynėse, laimėjom elegancijos konkursą, pirmą kartą lietuviai laimėjo. Nu, taip ir važinėjom kiekvieną išvyką, vasarą, visur lekiam, ir Lenkijas ir taip toliau. O jau bendrai galit pasakyti, kiek maždaug kilometrų būsit pravažiavęs su šito vabaliuku? Apie 30 000 per 6 metus. Per 6 metus. O sakykite, ar buvo koks rimtesnis gedimas kelyje? Buvo Molėtuose prieš porą metų vabalų klubas darė dragą ir laimėjom tą dragą, bet pasekmės išlindo kitą pavasarį, nes sankabos diskas sutrūko. Geras dragas buvo, ne? Jo, geras dragas, netgi laimėjau iš visų vabalų ir pirmą golfą netgi aplenkėm. Ar čia pirmasis vabalas jūsų? Oi, čia gal koks 4 jau. Turim daug. Jūs esat vabalų fanas užkitės? Buvo istorija tokia, aš šiaip automobilius remontuoju, vienu žodžiu, sūnus nupirka pirmą savo vabalą, nusipirka, atvažiuoja traliukas su vabalu, sako, iškraut reikia, sakau, sumaišėt jūs, tai sako, galvoju, kas čia gali, paskui mintis tokia kyla, sūnus buvo vabalų sąskardį, paskambinau jam, sakot, jo, čia mano, iškrauk, susimokėk už atvežimą, taip ir užsikabinom. Geras kolektyvas, smagios išvykos ir taip ir tų vabalų daugėja ir kuo tolyn to dauginti. Ir buvom Kryme, buvom Nordkape su vabalais išvažiavę. Dabar jau čia šeimos vabalas? Jau čia, nes nebėra vietos, vakar parsivežiau dar vieną nudažytą ir dar vienas suvirimo procese, tai nenoriu, kad dulkėtų, noriu parodyti žmonėm, kad džiaugtųsi visi. Ačiū Jums. Tai va, tai čia yra, mes turime Ural GAI motociklą, tai yra milicijos motociklas. Iškankino į mane, aš jį mažiau negu į mane. Nemyliu aš daiktų su užspiriamais kojomis daiktais, tai yra starteriais. Ne, geriau yra elektrinis starteris. Žodžiu, visas po prakaito. Ištiekę kūrėme, čia pats baisiausias košmaras man. Tai va, bet kažkaip tai suradome, gazas nutrūko, rankenos, tas ir tas, kūro trūko, išgaravęs, elektros nebuvo, akumuliatorius susikrovęs. Tačiau kol kas va, viskas yra, tai pabandysim išgirsti garsą bent. Mes tai jau girdėjom. Labai tikiuosi ir jūs, kad išgirsite. O, girdėjot? Viskas. Baigiu su šitais motociklais. Einam prie sunkvežimio, bus lengviau. Kas čia yra? Čia yra stebuklas. Tarybų valdžia, norėdama palengvinti kolūkiečių moterų darbą, sukūrė tokį stebuklingą aparatą. Ryga 13. Kur jis važiuoja?
skalbykla veikia. Kietas, ką, jeigu su koja nereikia užpirti. Nu, mes jau šiandien užvedinėjom 1 cilindrą, 2 cilindrus, 4 cilindrus, jau tiesa buvom ir Ferrari su 8 cilindrais užvedę. Turim rimtesnį 8 cilindrų, štai čia varikliuką. Senai nekrūtintas zyliukas, kranas, pažiūrėkit, koks gražuolis. Senai krūtintas, iš tikrųjų, tai kaip visą laiką tradicija, pabandysim nuo kvailiausio dalyko. Tai, žiūrėk, nes ir nuo tų laikų likęs, pabūdo pagaliau, išsiblaivė. Pažiūrim, ar iš... Tai velnes. Pasižiūrim, ar iš viso prasuksiu šitą variklį. Tu ko čia rankinat per trumpą? Ne, gal ir ne per trumpą. Gal ir ne per trumpą, nepataikyta į vietą. Pabandom. Variklis sukas. Gerai. Tai dabar akumuliatorius dėtas. Degimą junkit kas nors. Masį junkit. Nu, bus. Arba užvedimas, arba dantų nebus. Yra? Ir sėdėkime. Jis gyvas. Tegul pašyla, geresnis oras, geriau orą trauks. Palauk, degimą junkais laikai. Ne. Dabar šiltas turėtų gerai jauti. Atvinta! O tai reiškia, kad benzinas papuola tik per čia, ne per ten. Nu, kankinsim dar. O, koks šaidas. Ne, šiaip tai iš tikrųjų tai reikia dar. Dabar apie starterą pabandom. O jau kaip lėtai. Nu, aš žinai, užpumpavom kažką. Lyg. Nu? Nu? Pamiščiau, čik, įmiškai, vidų. Varyk! Tu užsidegsi. Reikia patsosą, tu tai ištrauk. Patsosą. Išsustumk. Tai čia gazas ar patsosas? Gazas, patsosas, kitą rankeną. Jo, patsosą. O, čia patsosas. Gerai. Dar biškį patrauk. Padėsiu. O dabar. Papampuok, čik. Nu. Dabar vesk. Все, рами. Все. Дерба.